Iš tiesų, labai smagu čia būti, labai noriu nuoširdžiai pasisveikinti su jumis visais, mėly draugai, ir iš tiesų nuostabu matyti tiek daug jūsų čia susirinkusių. Iš tiesų, būdamas jauniausias konferencijos pranešėjas, galiu drąsiai pasakyti, kad labai puikiai suprantu, kodėl jūs visi čia esat. Ir iš tiesų labai džiaugiuosi, kad daugelis iš jūsų domisi verslu ir turbūt ateityje būsite mano kolegos. Taigi, iš tiesų, nors labai nemėgstu apie save kalbėti, labai trumpai šį kartą pristatysiu. Tai esu Vasaris Prunskas, kaip Rolandas ir pristatė, ir esu trečiakursis TVM studentas. Ir kodėl man teko garbė būti čia? Todėl, kad nors iš tiesų esu be galo jaunas, esu sukaupęs tikrai nemažai patirties verslo pasaulyje ir šiandien esu realizavęs jau 3 verslo idėjas. Ir taip pat esu nepriklausomas investuotojas. Tai dabar apie pačią mano prezentaciją, kuris skamba studijos yra geriausias metas kurti verslui. Kodėl aš būtent pasirinkau apie ją kalbėti? Todėl, kad nuoširdžiai ją tikiu ir man labai skaudu matyti, kada labai daug talentingų studentų savo laisvą laiką praleidžia būtent čia. Gink Dieve, aš tikrai nesakau, kad to nereikia, mane patį labai dažnai ten sutiksite, bet iš tiesų per 3 metus universitete galima nuveikti tokių dalykų, dėl kurių džiaugtumėtės visą likusį gyvenimą. Taigi, kodėl studijos universitete? Visų pirma, todėl, kad ten galite sukurti savo komandą. Labai daug žmonių, atleiskit, kad tai pasakysiu, ypatingai lietuviai mano, kad iš tiesų visą galima padaryti vienam. Lietuvis galvoja, kad sugalvosiu idėją kažkokią, tada užsidarysiu ir tyliai viską vienas įgyvendinsiu. Iš tikrųjų, niekada taip nebūna. Tikrai niekada taip nebūna. Iš savo patirties žinau, kad tu niekada neturėsi visų įmanomų kompetencijų. Ir būtent tavo komanda yra ta komanda, kuri gali padėti jums pasiekti aukštumų. Ir būtent mano komanda yra sudaryta iš 4 žmonių ir mes nekuriam jokio raketų mokslo ir man dar papildomai reikia 4 žmonių, kad galėtume maksimaliai optimizuoti savo verslą. Tai galite įsivaizduoti iš tiesų, kaip svarbu yra turėti komandą. Čia yra mano mėgstamiausia dalis universitete, todėl kad nesu nei vienos verslo idėjos realizavęs, nepasikonsultavęs su savo dėstytojais. Ta prasme, tai yra žiauriai nerealu, nes tai yra aukščiausio lygio profesionalai, turintys be galo daug patirties savo srityje ir tengiantis paslaugas, ypatingai tiems studentam, kurie domisi jo dalykų nuoširdžiai, visiškai nemokamai. Ta prasme, tai yra žinios, profesionalų žinios, už kurias nereikia papildomai mokėti. Ir žinoma, turbūt daugelis iš jūsų yra girdėjęs, kas yra Erasmus kursas ir aš garantuoju, kad daugelis iš jūsų, jeigu varysi studijuoti, pasirinksite Kiprą arba Ispaniją kokią, todėl kad ten yra ofigieni paplūdimiai, klubai. Nors iš tiesų tą laiką, semestrą, išvažiavus Erasmusų galima praleisti daug naudingiau. Tai yra ištirti rinką, pažinti kultūrą ir mano atveju, kai buvau Suomijoje prieš 2 metus, susirasti kolegų. Nors buvau Suomijoje, susiradau kolegas belgus, bet iš tiesų po 2 metų mes dar vykdom labai daug įvairių projektų kartu. Ir negaliu sakyti, kad visą laiką tai būna, bet dažniausiai, būdamas studentu, tau nereikia išlaikyti kažkokį labai prabangaus būstą, už kurį reikia mokėti velniškus pinigus ir, žinoma, nereikia maitinti kažkokio labai klykiančio, rėkiančio, verkiančio vaiko. Tai vadinasi, tu gali rizikuoti, daryti klaidas, negali pergyventi, kad tave išmesis iš darbo ir panašiai. Ir kaip Mindaugas Danys, Startup Space įkūrėjas, yra pasakęs, kad jeigu jisai būtų studentas, jisai daugiau nieko neveiktų, tiesiog sėdėtų, studijuotų ir kurtų startupus. Tai iš tiesų galite įsivaizduoti, kad jeigu net profesionalai taip kalba, kad tai yra tikrai nerealus metas tai daryti. Bet dabar turbūt jums kyla klausimas, kodėl apskritai apsimoka kurti verslą. Daugelis iš jūsų, aš esu įstikinęs, pasakytų, kad dėl babkių. Ir kitas dalykas, todėl, kad nereikia turėti durno bosą. Gali pas būti tas durnas bosas. Bet iš tiesų tikrai ne tik dėl to. Aš žiauriai pavydžiu visiems menininkam, muzikantam, dailininkam, kurie turi savo pašaukimą ir gali visą savo potencialą realizuoti būtent ten. Jiems nereikia parintis, kad ten neturi kažkokio savo tikslo ar dar kažko, ar visą savo idėjas realizuoja ten. Tokiem žmonėm, kurie neturi tokio pašaukimo kurti muzikos ar dailės, vienintelis dalykas, kur gali realizuoti save, tai yra verslas. Taip pat, kada tu kuri verslą, tau atsiveria labai įvairias papildomas galimybės. Ta prasme, tu tampi bendruomenės narys, apie kurią anksčiau net neįsivaizdavai, kad jinai egzistuoja. Labai geras pavyzdys yra šita nuotrauka. Pakelkite rankas, kurie yra matę šį pastatą Lietuvoje. Prankų miškas, čia yra Rupert. Jis yra Valakupiuose. Žinot, kad iš tiesų taip, kurie Vilniečiai yra Valakampius, reikia kirčiuoti iš tiesų Valakupiai. Tai labai nustebau. Jo, ir tai yra pastatas, kuris yra verslo ir meno inkubatorius. Būtent šiame pastate vyksta nerealūs renginiai. Vyksta nerealūs pobūviai ir iš tiesų jie būna labai dažnai uždari plačiai visuomeniai ir atviri tik tam tikram žmonių ratui.
Ir žinoma, kurdamas verslą, tu gauni galimybę bendrauti ir gauti žinių iš savo srities profesionalų. Būtent taip, kaip man pasisekė su mano kolegu Roka, beveik prieš pusę metų, tokiam renginėje, kuris vadinasi Startas. Ir žinoma, dalyvauti renginiuose. Šitą nuotrauką buvo padaryta prieš porą metų Startup Weekend. Ir iš tiesų, tokie renginiai jums ne tik suteikia papildomų žinių, bet ir galimybę pasireklamuoti savo produktą arba pritraukti investuotoją. O čia yra pati nerealiausia nuotrauka. Žiauriai džiaugiuosi, kad suspėjau ją įkelti, nes mane labai pušino administracija, visi organizatoriai, kad greičiau atsiųsčiau skaidrės. Ir paskutiniu momentu įkėliau šitą nuotrauką. Šitą nuotrauką buvo padaryta šį savaitgalį ir šitą nuotrauką yra vieno iš mano verslo idėjų. Mes nuomojam Vespas. Vespa tai yra tas seksualus, noriu sakyti, labai gražus motorolleris. Ir iš tiesų, jas išsinomavo filmuoti profesionaliai reklamai. Tai nuo A iki Z, filmuojant tą reklamą, aš ir mano komanda buvome ir dalyvavome tame. Ir iš tiesų, aš gavau tiek daug naudingos patirties, už kurią aš pats būčiau sumokėjęs. Šiuo atveju man už tai mokėjo. Tai jūs galite įsivaizduoti iš tiesų, kiek yra daug papildomų ir įvairių smagių galimybių. Ir kėliau šitą. Žinau, ką sakysiu, dabar labai parinos, nes mačiau, kad labai daug kareivių. Tuoj suprasit, kodėl. Asmenybė. Kuom yra susijusi asmenybė su verslu? Todėl, kad būtent kuriant verslą, jūs dažnai ugdote asmenybę stipresnė, negu žmonės kuria karo akademijoje, kariuomeniai. Todėl iš tiesų, kad tu turi dar labiau planuoti savo laiką, dar labiau išugdyti discipliną ir dar labiau mokytis ir sparčiau mokytis, nes dažniausiai rizikuoji labai daug kuo. Ir labai daug žmonių manęs klausia arba teigia, kad aš nesu tas žmogus, kuris galėtų kurti verslą. Aš neturiu tam tikrų savybių, aš ten neturiu tam tikrų kompetencijų ir aš visą laiką nuraminu tos žmonės ir žiūrėdamas beveik visus galiu pasakyti, kad galit nusiraminti. Iš tiesų, praktiškai kiekvienas žmogus gali kurti verslą, reikia tik dviejų labai mažų ir paprastų dalykų. Kaip? Tai yra idėjos ir komandos. Iš tiesų, kaip ir minėjau, prieš tai tu niekada neturėsi visų kompetencijų. Svarbiausia yra sukurti komandą ir turėti idėją. Nesvarbu, kad ir kokia ta idėja bebūtų, svarbu, kad jūs ją tikėtumėte nuoširdžiai. Ir ši nuotrauka reprezentuoja iš tiesų žmonės, kurie prieš kurdami verslą tiki, kad įmanoma jam pasiruošti maksimaliai nuo A iki Z prieš jį padarant. Ir iš tiesų aš noriu pasakyti, kad niekada nebijokite klysti ir niekada nebijokite pradėti viskam nepasiruošęs, nes juk kada nepasiruošite viskam. Nes iš tiesų žmogus yra tos, kad jisai tiek gyvenime, tiek kuriant verslą mato tik tiek, kiek yra iki pirmo posūkio. Ir kaip dešiniai pusė iš tiesų matote, būtent taip ir yra. Labai geras pavyzdys yra Walmarto įkūrėjas. Aš tikiu, kad labai daugelis iš jūsų yra girdėję šį pavadinimą. Ir iš tiesų Walmarto įkūrėjas savo vieną sėkmingiausių pasaulyje prekybos tinklų įkūrė būdamas 60 metų. Iki tol bankrutavęs 40 kartų. Tai būtent aš tai noriu pasakyti, kad tikrai nebijokite klysti. Ir iš tiesų taip ir yra. Verslas toks ir yra. Kad niekada nebus labai paprasta. Visą laiką nusiteikite pačiam sunkiausiai. Ir žinoma, kurdami verslą būkite lyderiais. Kurdami verslą visą laiką nusiteikite, kad būtent jūs turite būti tas žmogus, kuris temptų verslą į priekį, vestų komandą ir siektų aukštumų. Ir ši nuotrauka man labai primena Rolandą, nes iš tiesų būtent taip ir yra. Visur, tiek studijose, tiek renkantis verslą, tiek renkantis tas pačias studijas, jūs turite mylėti tai, ką darote ir daryti tai, ką mylite. Iš tiesų, jūs manote, kad Rolandas būtų pasiekęs tiek daug, jeigu jisai nuoširdžiai to nemylėtų? Jeigu tai manote, tikrai rekomenduoju dar kartą pagalvoti, ar taip yra iš tiesų. Taip yra ir versle, nes iš tiesų patikėkit, kada įkursit verslą, jūs praleisite be galo daug laiko ten. Dažnai reikės atsisakyti savo laisvalaikio. Jūsų draugai jūsų nekęs. Ir būtent todėl, kad išlaikytumėte motivaciją, jūs privalote kurti ir studijuoti tai, ką jūs iš tiesų be galo mylite. Ir žinoma, nepasiduokite. Tikrai bus sunku ir tikrai bus tokių momentų, kada norėsite viską mesti, bet galiu jums drąsiai pasakyti, kad visą laiką sėkmė aplanko tuos, kurie nuoširdžiai dirba ir visą laiką varo į priekį, kad ir kas be nutiktų. Ir žinoma, norėčiau pasakyti pabaigai porą esminių dalykų. Tai yra, pasitikėkite savimi. Kaip Pablo Picasso yra pasakęs, kad galite pasiekti viską, ką galite įsivaizduoti. Labai nuoširdžiai jums to ir linkiu. Ir žinoma, tapkite savo srities specialistais. Tikrai prisiekiu, nebus lengva tokiais būti ir tikrai bus daug labai sunkumų, bet
bet tai jums visada padės pasiekti labai gerų rezultatų. Ir žinoma, tikrai nuoširdžiai noriu palinkėti, tikrai žinau, kad tai yra vienas svarbiausių dalykų. Neklausykite savo tėvų, neklausykite kažkokių močiučių patarimų, rinkitės visą laiką tai, kas jums yra labiausiai prie širdies. Tai yra pats svarbiausias dalykas, tikrai nuoširdžiai sakau, kad ir kiek tūkstančių čia bebūtų jūsų, noriu kiekvienam to palinkėti, kad tikrai rinktumėte tą, kurį jūs labiausiai mylite ir kur jūs norite skirti laiką. Ir turiu vieną labai gerą patarimą vaikiną. Tai būtent vertinkite ir mylėkite merginas, kurios būna šalia, kai jums būna sunku. Nes tikrai būtent šitos merginos jums padės padaryti stebuklus, kad ir kas benutiktų. Čia yra mano kontaktai, tikrai nuoširdžiai sakau, kad rasiu kiekvienam laiko atrašyti ir patarti tiek dėl verslo, tiek dėl studijų klausimų. Ir iš tiesų, jeigu tingėsite rašyti, galėsite susirasti mane prie TVM būtent stovo. Ir žiauriai ačiū, kad buvot, kad klausėtės. Galite paploti.